Sveiki visi, su jumis aš Gančian žaidžiame Grocery Store simulatorių. Tai nėra dėja pilna versija, bet tai yra parduotuvės simulatorius, kur gali žaisti ne vienas žmogus. Tai šiandien pradėsime nuo pat pradžių. Turim štai tokią nedidelę parduotuvėlę. Dabar laikrodis rodo 8:55 minutės. Turime tokį nedidelį sandėlį, taip pat mūsų kompiuteris. Taip, inventorius. Vienu žodžiu, čia daug ko nieko nėra kol kas. Taip. O mes atidarom parduotuvę. Šiaip dar pirmą nusipirksim prekes, nes kaip parduotuvė be jokių prekių, nežinau kaip. Taip, tai dabar nusipirksim skalbimo miltelių, čipsų visokių, taip pat ryžių ir beans. Taip. Paliekam $50, kad paskui visiškai nebankrutuotis mūsų parduotuvė. O ten matom mūsų sunkvežimį, tikriausiai, kuris veža mums mūsų prekes. Taip. Taip, čia mūsų staliukas. Nu va štai mūsų prekes. Taip, aš kol kas čia visą sudėliosiu. Taip. Taip, ačiū aišku už prekes. Taip. Dabar čia mes sudėliosim viską. Taip. Aišku, paskui jau kaip turėsim didelę parduotuvę, galėsim ir daugiau lentynų, galėsim gal kažką pasikviesti iš mano komandos narių, naujų darbuotojų, kad nereikėtų mums tiek daug dirbti, bet šiuo metu tai mes kol kas dirbsim tik su jumis. Aišku, čia, kiek matau, čipsų daugiausiai yra. Taip. Taip, mūsų kasa, bet pirmiausia reikia atidaryti parduotuvę. Taip, parduotuvė atidaryta, laukiam pačių pirmo kliento. Taip, matau jau patį pirmą klientą atvažiuoja su savo automobiliu, savo spoileriu. Taip, labą dieną. Pikapas. Taip, kol jie, vienu žodžiu, pas mus atvažiuos, tai jūs galite taip pat man pasiūlyti parduotuvės pavadinimą. Kol kas aš jį nekeisiu, tiesiog padarysiu tai va, Damsgan. O paskui galite man pasiūlyti parduotuvės pavadinimą, kad būtų įdomiau žaisti. Taip, jau pats pirmas klientas einam aptarnausim aiškai. Labą dieną. Ačiū. Taip, ir mums reikia jam atiduoti 40. 70. Taip, 70, 1, 2, 3. Taip. Ir taip va. Labą dieną. Taip, kortelę. Labai mėgstu tokius žmonės, kurie kortelę, nes nereikia nieko skaičiuoti ir nieko atiduoti. Taip, labą dieną. Jau patys pirmi pinigėliai jau, matot, eina pas mus. Taip. Kortelę. Taip. Kol kas 75,19, dar į pliusą nenuėjom, bet kiek matau, neblogai klientų atvažiuoja. Aišku, esam visiškai kažkokiai dykumoj. Tai nemanau, šiaip vienintelė parduotuvė dykumoj tikriausiai čia mūsų. Taip. Sveiki. Dėkui. Taip, 14,40. Taip, toliau. Aišku, kažkaip labai kortelė greitai čia pradeda jie atsiskaitinėti. Jeigu jums bus šitas įdomus žaidimas, tai kitą gal pažaisim mokamą versiją, nežinau, pažiūrėsim. Taip, 4,84 €. Taip pat mes kitoj serijoje tikriausiai, jau turim 130, mes jau atsipirkom. Kitoj serijoje tikriausiai pakeisim kainas prekių, bet šiuo metu, kiek matau, visiems viskas patenkinta, taip pat nėra jokių priekaištų. 52. Taip. Šiaip atsipirkom jau neblogai. 44 €. Jeigu kiek atsimenu, 100 lyg tai buvo. Gal 150. Pamenu. Taip, euras 51. Oi, šio, taip, 51.
Taip, laba diena, 23,80. Manau, galim dabar pasikeisti kainas, kadangi... Kodėlgi ne? Taip, change price. Vietoj eurų 29 darom eurą 31. O čia vietoj 5,99 darom 6,15. Palauk. Taip, vietoj 3 eurų... Palaukit, sekundėlę, pasme plytė dingo. Vietoj 3,19 € darom 49. Tai darom 3,50. Viskas. Tai tikriausiai baigęs prekės, nes jo baigęs prekės, aš galvoju, kodėl neleidžia kainą pakeisti. Taip. 13,19. Taip, toliau jūs aptarnausim. 8,27 €, 6,98, 10,79, 79. O įdomu, jeigu aš pabandysiu, nežinau, va tai va padaryti. Ne. Labai gerai, realiai, kad neleidžia daugiau parašyti, nes nepadarysi klaidų. Nebankrutuosi. Taip, uždarom parduotuvę, nes daug klientų, kiek žiūriu, bet pas mus prekių nėra, tai ką jie čia ateis skūsis visi. Taip, 3,50. Ačiū, geros dienos. Taip, tai liko vieninteliai čipsai, o dabar einam į inventorių. Užsakysim dar naujų prekių. Taip, šitą. Pabandysim visų prekių. Taip. Ai, neišeina. Taip, užsakom. Dar kartą. Opa, taip. Dabar pažiūrėsim dar, kas gali būti tokio įdomesnio. Būtent noriu pasižiūrėti, ar galima kažkaip parduotuvę atsinaujinti paskui. Taip, galima nusipirkti dar papildomų lentynų, dar vieną kasą. Jau žinom, kam jos prireiks, tikriausiai gal pas mus kažkas dirbs, bet nežinau. Dar galim pasižiūrėti plotą. Taip pat galima plotą padidinti. Už 1500. Bet galima ir parduotuvės lygį pasikelti. Manyčiau, galima bus dabar susitaupyti ant lygio. Tai yra 1000. O kažką dar kaip ir nematau. Čia dar galima pasikeisti parduotuvės dizainą, bet mums šio kažkaip nelabai to norisi. Taip, toliau pradedam nešioti dėžutės. Liko dar viena. Dabar lauksim, kol atveš visas prekes, išdėliosim ir galėsim vėl atsidaryti. Taip, čia. Aišku, nežinau, kas būtų, jeigu tikram gyvenime va tai va dirbtų. Jo, iš čipsų būtų tik trupiniai. Taip. Čia kiek matau dar naujų prekių privežė, tai aišku labai gerai. Taip, čipsų, papildom čipsus. Šiaip čipsų labai daug, kiek suprantu. Nelabai reikės daugiau jų užsakinėti. Taip. Iš karto dar kartą atsiprašau už mikrofono mano garsus, tikriausiai girdit mano pelytę, bet tai yra dėl to, kad aš dabar remontuoju savo mikrofoną, tai vienu žodžiu. Taip, dar miltų. Nu ir va, visi vėl atvažiavo. Bandysim dabar susirinkti krūvelę tokią iš dėžučių, nes šiaip įdomu, pažiūrėsim, kas gausis. Taip. Užpildysim lentynas iki pilnų. Taip, dar vieną dėžutę pasipaliksim. Taip, čia čipsai. Kiek suprantu, čia bus labai daug čipsų, nu dar ir liko. Taip, dabar susandėliuosim juos. Taip, čia dar pilna visokių prekių, matau naujų. Čia ne naujų, čia senos tikriausiai. Taip, dabar miltų dar, kiek matot, turim. Neblogai. Dar... Ne, neliks, galvoju, liks, bet ne. Taip. Kažkokių naujų prekių liktai neturim. Jo, liktai neturim. Taip, dar galim šitų čia pridėti.
Nu, kaip ir nieko jau daug neliko, tiesiog galim papildyti to, ko neužpildėm. Taip. Čia galim užpildyti. Taip, ir kiek suprantu, dar liko mūsų miltelį skalbimo ir bus viskas, galėsim atsidaryti. Taip, tvarkoja. Taip, tai ką galim atidaryti parduotuvę, aišku, naktis, bet vis tiek reikia dirbti. Taip, biškį norėčiau perstatyti kasą, man čia malonu būtų ją pasistatyti. Taip pat va šitą dar norėčiau perstatyti kažkur už kasos, kad klientai mūsų negalėtų atidarinėti, uždarinėti parduotuvės. Aišku, jie, man atrodo, ir taip negali, bet vis tiek. Taip. Nu, įdomi situacija, taip. Sveiki. Tai 11,98. Taip, dėkui. Taip, jūsų 14,48. Taip. Nu, kiek suprantu, šituose vaizdo įrašuose aš labai daug sakysiu skaičių. Taip, dar norėčiau persistatyti lentyną, gal čia patogiau jinai būtų. Šiaip parduotuvė, kaip sakyčiau, tokia yra didoka palyginus. Nėra tokia labai, kad jau mini. Šiaip tokia normaliai. Taip, 2 miltus, aišku. Nu, nevažiuočiau 2 pakelių miltų į kažkokią dykumą, nors, aišku, gal ten gyvena kažkur žmonės. Visko būna. Taip. Šiuo metu mes turim lentynų visas prekes, kurias mes galim pardavinėti pagal mūsų lygį. Taip, 10, 27. Irgi nedaug prekių kažkaip perka, bet... tiksliai, mums reikia dar pakeisti kainas, kol jie mums pradėjo nei minusą imti. Taip, inventory, taip, čia pakeisti kainą. Čia iš 2,42 darom 2. Iš 2 ten buvo... Iš 2,42, tai darom į 3. Čia iš €29 darom į eurą 35. Čia iš 2,99 darom į 3,55. Čia iš 2,49 darom 20. Tai va. Ir čia darom į 6,30. O tai va ir užsidirbo tos parduotuvės. Taip. Sveiki. Taip, 16,26. Sveiki. 2 prekes, aišku, nelabai kažkaip pirkti. 6,55. Jau mūsų kainos yra. Taip, 25 centai. Geros dienos. Neatsimenu, kiek pas mus buvo, ar 250, ar kažkiek buvo, jau nepamenu. Aišku, jau mes šiaip išėjome į gerą pliusą. Palyginus. Taip. 2 nakties. Taip, dabar kol dar klientų nėra, kai jie eina, aišku, ačiū visiems, kad žaidė Dom Gunpolį, tai MC serverį mano. Aišku, gaila, kad jis susidarė, bet greitų metų bus toks projektas kaip DMG, tenai bus Survival RP projektas, tai kam įdomu. Aš paskui į Discordą įdėsiu linkus. Taip, o mes toliau pardavinėjom. Taip, sveiki, prisijungti DMG, taip, graža 5 eurai, 5 doleriai, 80, dar 1 centas, taip. Ko jūs kortelę jau nebeduodat, man tik įdomu, taip, 12, 90, 95. Taip, kiek matom, klientai šiaip ir naktį eina, bet dieną, sakyčiau, gal kažkaip daugiau buvo. Taip, kortelė 10 eurų, labai gerai. Vėl 2 prekes, aišku, ačiū Dievui, kad kortelė 85. Taip. Taip pat primenu,
rašykit pavadinimus šitai parduotuviai. Geriausias pavadinimas atsidurs štai čia. Taip pat galite Discord'e rašyti, manau, galite rašyti į tokį kanalą kaip chatą, aš vis tiek pamatysiu arba moderatoriai pamatys. Taip, o mes toliau dirbam su jumis. 13,35 €. Taip pat parašykite komentarus, ar jums būtų įdomu pažiūrėti Eurotraką, pavyzdžiui, nes aš dabar gan dažnai žaidžiu Eurotraką, tai pafilmuoti man visai nesunku būtų. Tai va. Taip. Vienas konservas, tu išvis labai geras personažas. 35. Taip. Tikriausiai šiandien užteks. Tai ką, 5 ryto, jau beveik 6. Ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Adams Gun, laukiu jūsų pavadinimų parduotuvėje, taip pat nepamirškite kanalą prenumeruoti, paspauskite laiką, jeigu jums patiko šitas vaizdo įrašas, jeigu nepatiko, tai nespauskite, bet vis tiek prenumeruokit kanalą. Tai ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Adams Gun ir iki kito karto, o aš einu toliau prie kasos. Iki.